Ši jaunatis išskirtinai pozityvi, harmoninga, stipri, apšviesta Sirijaus žvaigždės, padedančios dvasiškai augti bei transformuotis žmonijos kaitos procesuose. Venera Vėžyje šalia Saulės ir Mėnulio kuria moteriškas, švelnes, mylinčias energijas. Ypač gerų laikų vyksta Lietuvos dainų šventė, juk mūsų šaknyse protėvių dainos, raudos bei giesmės, jautrioji tautos pusė, gyvoji atmintis. Vėžio jaunatis mus ragina remontuoti, statyti, tvarkytis, užsiimti ūkio sodo reikalais, finansiniais klausimais. Jei turite planų susijusių su nekilnojamuoju turtu, Liepos mėnuo vienas palankiausių sudaryti sutartis, įsigyti sklypą, butą ar namą. Puikus metas gerinti santykius su artimaisiais, šeima, giminaičiais, susigalvoti bendrų veiklų, išvykų. Palanku kurti šeimą, stiprinti santykius, gryninti svajas, išsklaidyti iliuzijas. Jokių būdų nepažeiskite įstatymų, taisyklių, tvarkų, nesivelkite į ginčus, konfliktus, nes užsitęs visą mėnesį ir gali baigtis ilgainiui neteisminiais procesais. Gilinkitės į asmeninį pasaulį, pažinkite savo emocijas, mokykitės jas paleisti, išlaisvinti. Vėžio ženklo žmonės, jei Saulė Vėžyje ar ascendentas, apskritai linkę kaupti nuoskaudas. Jie turi labai daug emocijų. Geriau jų neįžeiskite, neskaudinkite. Bloga ilgai atmins, o keršyti gali net mintimis. Ar tu turi raganiškų aiškiaregystės gabumų? Net gimimo diena tai parodo. Parašyk savąją, tik gimimo dienos skaičių komentare.